My satisfaction. Nu va, čia atsidaužėm, liko šitas daiktas. Tai kas čia per variantą, žiūrėkit, karvelis sėdi, liūdė. Va, šita dalis pabaigta kasti. Dabar čia eisiu. Gitėnas ir vėl važiuoja į sodybą, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. Ačiū labai. Sveiki gyvi. Ką, susitinkam po nepilnai 2 savaičių. Ir iš karto pasiteisinimai, kodėlgi nebuvau čia. Tai pirmiausia, kad lyjo visas dienas. Visų antrą šventėm praeitą savaitgalį Emos 5 gimtadienį. Tai jau jubiliejaus nepraleisi, buvo šventė didelė, tai va, ką per šitas 2 savaitės pasidarėm. Tai pasidarėm realiai nieko, žolė vėl belė kokio dydžio. Ir ką pasidarėm, tai atsivežėm cemento vieną dieną, viskas. Ir šiandien atvykau taip pat, atsivežiau cemento, turim 5-dienį. Tai va, atvykau truputėlį kokias 3 geras valandas padirbėti, nes rytoj atvažiuoja pas mane vėl pagalba ties pamatais. Sorry dėl garso, mikrofonus pradėjau krauti tik dabar, žolė vėl didžiulė, bet šiandien tikrai nešienausiu. O ką daryti bandysiu šiandien, tai toliau aš link čia eisiu, nes reikia išsidaužyti ir iki galo šitą vietą. Ir žiūrėsim, kas čia gaunasi, reikia atsikasti, nes rytoj tęsim polių, čia dar kažkur 5 poliai gausis ir tada žiūrėsim, ką galim daryti toliau. Čia dar biški drėgna, bet galbūt jau pavyks patį pamatą kažkiek padaryti. Nu žiūrėsim, žodžiu, dabar einu persirengti, mikrofonai kraunasi, šitą vietą sausesnė ant saulės. Einu persirengti, įsikrauti cementą, gėlės va neparyžtas. Taip gaunas, kai jos neparyžtas būna. Mašina dropas. Žiūrėkit į mašiną, kai nusėdus. Va taip, nusėdus mašiną. Turim va tiek šiandien maišų. Ir va, kai krovė man, žiūrėkit, kas gavosi. Bagažnikas visas va toks, eina šikt. Reiks apsivalyti čia būtinai. Biški gaila man į kaimą tą mašiną taip drožti. Seniau turėjau triperiuką, bet jau pridavau darbinį triperiuką piežuką, bet jau pridavau į metalo laužą pernai. Baigęs ten techai ten, nu žodžiu. Tai dabar tenka drožti savo mašiną. Bet nesinorėtų, bet gaila ir investuoti į kažkokį grabą, bet kažką reiks gal galvoti. Žodžiu, žiauru, pažiūrėkit. Eina šikt. Aišku, pats kai krauni, geriau susikraudavau, dar tokių šūdų nebuvo, dabar tipo padėjo man. Einu valyt, ką daryti. Ne, čia žiauru, nieko nebus, čia susiurbliu, tik tai reikės ir po to su drėgna gal, nes čia žiauru. Va šitą krūvą kažkaip išimt, o čia jau išsisiurbt. Vary dabar į garažą reikės, nes čia turiu siurblį, bet nerandu pakrovėjimo siurblio. Eina šiek, nu. Buvau minėjęs, kad pasiėmėm baseiną, tai jo, pasiėmėm va tokį. Olandijoje, kai gyvenom, tokį turėjom, pilnai užteko, nedidelis, geras. Ir visokių va dar dalykų į baseiną. Uždangalas, padas ir panašiai. Tai planas biškai buvo kitoks. Planas buvo apsišienauti ir pasistatyti šį savaitgalį baseiniuką, bet pramogos palauks, vyks darbas rytoj, tai einu ruoštis jam ir reikia nevilkint laiko. Tai ką, žinau, reikia pradėti atsikasinėti čia ir toliau daužyti. Žiūrėsim, kas čia gausis. Bet jau geriau pradėsiu šiandien. Aišku, man dabar atkrito koks geras pulsondis, anksčiau turėsiu važiuoti, nes mašiną reikės tas cementus išsisiurbt garaže. Nu, bet valandą gerą padirbėsim. Rytoj mažiau bus darbelio čia. Lyg man trūktų plytų, jų čia prikasta belė kiek irgi.
Jau kalną baigiu surinkti. Va. Čia jau prasideda molis. O čia to betono ne tiek ir daug bus, tai išsidaužysim ir bus gerai. Ir va, plytų kiek prikasta čia. Čia jaučiu, visas bus pagrindas iš plytų. Nu, bet nieko, varam, dirbam. Kasam, reikia atsigaivinti, ne? O, nealkoholinių. Šaltas kol dar. Dabar galima dirbti. Toliau, ne? Pabandysim su šituo dalyku, gal išsidaužys čia, kaip ir plytos turbūt. Pasižiūrėsim. Ne, reikia akinius susidėti, žinokit. Ir nieko nematau, aprasoju iš karto. Turėtų išsidaužyti. O, viskas. Super. Čia dar. Nu, tai čia išsikas. Jo. Čia irgi plyta kažkokia. Akmuo. Viskas čia nebuvo baisu. Niekas čia baisaus nebuvo. Na štai taip atrodo vaizdas. Atsikasiau dar vieną betonkę. Šitą irgi reikės išdaužyti ir kabelį atsikasiau. Tai šitą reikės irgi išsilupti. Štai vaizdas toks. Šiam momentui. O daibelė kaip kapoja. Džiaugiausi, kad saulės nėra čia, bet dabar taip lesa. Sušylęs visas. Palyginus jau nedaug ir liko. Nusiėmė čia dar tie kažkokie kabeliai. Vienas turbūt buvo į ūkinį, o kitas nežinau čia, kas čia per daiktas telefono. Nežinau, kas čia. Laukamo. Nežinau, gal žinot kažkas. Pakomentuokit, čia koks telefono, gal kabelis ar kažkas. O čia tai va visai šitas va. Čia toks dar yra betonas, tai jisai va taip labai gerai išsidaužo. O. Ir kasas pabiškį tą pusę. Čia va, jeigu reikia išsidaužai. Ir varai toliau. Opa. O va taip va. Žvėriukas pradžioj. Po to molis. Tai va taip ir dirbam. Rytoj čia dar liks ir tada galima bus gręžinukus daryti. Dar kokių 20 minučių pakasiu. Būčiau ilgiau kasęs, bet su cementu prisidirbau. Dar reikia varyti, išsiurbt mašinos galą, bent jau tą cementą, kad blogai nebūtų po to. Pats prisidariau, kaip sakant. Jeigu reikia gyvo bobketo paslaugų, kreipkitės. Suskambėjo mano žadintuvas. Turim 8:30 vakaro. Nu toks šlapės. Ir ką, einam parodysiu, kągi mes čia šiandien padarėm. Išlipsim. Tai ką, šiandien va tiek padirbėjom. Liko rytoj man va tiek atsikast. Daužaus ir po biškį kasuosi.
Pamatas tai čia baisus tragedija. Žiūrėsim, ką rytoj žmogus suprantantis man pasakys apie tą pamatą. Ir va, vaizdelis dabar toks. Eisiu tvarkytis. Nors dar galėjau realiai kokią valandą, ne valandą, gerą pusvalandį dar tikrai kasti. Bet einu tvarkytis, važiuosiu į garažą siurbti mašinos. Jau prisidariau su to cementu. Bet ką darysi? Vis tiek padirbėjau 3 valandėlės geras. Tikrai geriau negu nieko. Kaip aš čia sakau, optimistiškai žiūriu. Tai vis tiek, kad ir maža dalelė, aš džiaugiuosi. Jau kažkas juda link tikslo. Tai va, einu tvarkytis. Einu į baleiką vandens prisileisti ir praustis. Ir ką, važiuosim siurbtis į garažą. Nu va, atvariau į garažą. Toks vaizdas. Bandysim padaryti, kad tokio vaizdo nebūtų. Reiks dar mašiną nusiplaut varyt. Tai va, ką, žiūrim, kas čia gaunasi. Ai, visai neblogai. Gerai, suvalys. Jau buvau išsigandęs. Nu, žinokit, išsivalė viskas. Viską išsiurbiau 2 kartus, dar su šlapiu praėjau po to. Tuos visus tarpelius, viską išsiurbiau, pravariau su šlapiu. Dabar varau į plovyklą, nes buferis dar gavo to cemento, tai reikia nuvaryti, nuplauti ir bus viskas. Tai va, yra 9:30 vakaro, iki dabar galėjau sodybui darbuotis, bet aš, vat, štai tokiom nesąmonėm užsiimu. Nu, bet ką padarysi? Tai varau išsiplaut mašiną, pasiimti emutę iš tėvų ir ką, ir susitiksim už sekundės ryt. Čiau. Tai sveiki, ką, turim šeštadienį. Mikrofonas veikia. Ir ką, atvažiavam šiandien su šeima. Ir kaip buvau minėjęs, į pagalbą man atvyko dirbti toliau ties pamatais. Tai mano darbas šiandien toliau kastis, kas liko nusikasti. Ir tada dėsim lentas. Aišku, dar prieš tai polio susigręšim tos 5 kažkur. Užsibetonuosim ir tada jau bandysim pamatą, eit prie pamato pačio. Tas lentas suksim. Jau ten pradėjo šitą darbą, tai dabar aš bėgu, atsikasinėju ir žiūrim toliau. Ir pradedam darbuotis. Reikia atsikas dar šitą dalelę. O šiandien jau kaitina saulė ant šitos vietos. Tai smagu. Ema, nevaikščiok čia. Su žiūrovais kalbu. Pasisveikint nori? Ateik. Tik atsargiai. Ateik. Ema su jumis nori pasisveikint. Sakyk sveiki. Sveiki. Dar ką papasakos? O kai jau pasibaigė mano gimtadienis, aš gavau labai daug dovanų. Buvo, kiek vaikučių buvo, pasakysiu. Emos gimtadienį buvo apie 30 vaikų. Tai patikėkit, judesio buvo. Gerai, Emutė, eik žaist, gerai? Na štai, atsikasiau. Galima dabar aplink namą pro tranšėjas apeit pilnai. Tai va, dabar toks vaizdas. O šiaip tai, pažiūrėkit, koks aš šlapės. Geriu daug vandens ir visas va toks. Kai išsimaudęs, einu pasižiūrėti dabar, kaip ten darbai vyksta už namo. Va, šitoj pusėj vyksta toks darbas ant pavėsio, gerai čia. Gręžiasi skylės į pamatą, klijai
specialūs dedasi, prieš tai išsipučia dulkės. Ir prieš surišimą va tokie dalykai vyksta. Va, po to ryšis pamatas. Susiriši šitos armatūros ir betonuosis. Tai va, čia toks veiksmas vyksta. O aš gavau užduotį išgręžti 4 polius. Nu, tai vieną čia pasibandyti davė. Realiai išgręžė, tai užbaigsiu. Ir dar 3 gręšiu su šito daiktu. Pirmą kartą gyvenime. Tai va, galėsit pažengti manęs, kai čia varysiu. Tai einam, pasistatysiu kamerą ir dirbam toliau. Reikia prisilaikyti. Pirmą kartą bandau taip normaliai, pirmą polį. Žiūrėsim, kas čia man gausis. Taip ir dirba Gytis. Kaip akmenį pagau. Na štai, 2 skylės jau yra. Su šita biškai pakariavau, nes akmuo buvo. Varysiu dabar 3 ir 4. Na štai, baigiau gręžt polius. Tai va, 4 skylės. Eisiu dabar apvalyti aparatą surinkti. Ir tada eisim prie pamato, jau ten surišinėja. Čia va, toks vaizdas. Gražėja su kiekvieną minutę. Tai va. Atnaujinimas, ką padarėm. Darbai vyksta, nėra kada filmuoti, tai dabar parodysiu, kas padaryta ir kas bus daroma toliau. Tai va, surišo pamatus. Kaip pirmai rodžiau berods, kad surišo pamatus ir uždėjom lentas. Ir jas apmėtėm žemėm, kad laikytų. Aišku, galėjom čia tvirtinti, bet kiek būtų užtrukę. Tai paprašiau buvo šitas žemės sumesti. O po to, kai reikės jas nusiimti, tai tiesiog atsikasiu iki kur prisukti, atsisuksiu ir išimsiu. Na ir dabar tenai toliau tęsiu. Dar porą lentų įdėsim ir šiandienai turbūt pakaks, nes kol čia užbetonuosim dar poliai. Tai vat, tai jau pietus atėjo, bėgu malkų į šašlykinę, pridėsiu, užkursiu ir dirbsim toliau. Tai spėkit, kasgi nutiko. Viskas buvo labai gerai, dirbom. Čia žodžiu pasidarėm va šituos pamatų įtvirtinimus, surišimus. Ir pavalgėm šašlykiuko. Ir jau ėjom betono maišyklę maišyt betoną, žodžiu.
pirmas karutis, pirmas polis užsipildė, tada sekantis karutis turėjo būti ir spėkit, kas nutiko. Ogi betono maišyklė nebeatlaikė ir nusprogo. Ir sustabdė mums šiandienos darbus. Šiandien nusibetonuot turėjo viskas. Tai dabar rytoj uodai skraido, musės kanda. Tai dabar rytoj atvyks vėl, atsiveš kitą betono maišyklę ir turėsim betonuoti rytoj. Tai dabar tvarkausi. Vaikai kaip Lelytė mūsų mažoji eila jau nori namo, rėkia. Aišku, jai čia labai nėra smagu, taip kaip sesiai, tai bėgu, pakojosi viską ir važiuosim namo ir susitiksim už sekundės ryt. Labas rytas. Užtinės visas nugaras skauda, nudegiau vakar, bet mes atvarėm jau vėl į kaimą, turim sekmadienio rytą ir ką, eisim darbuotis. Atvežė man čia dar bačką tokią, tai pilu vandenį, pumpuoju šulinio į tą bačką, kad pilna būtų ir patogiai būtų į mišalką pilt vandenuką, nereiktų vis dasipildyt. Ir ką, eisim toliau betonuot. Pradėsim vėl nuo polių, tai nieko nelaukiam ir pradedam. Ačiū bačką. Mišalką atvežėm naują. Pradėsim polius. 3 liko, tai čia šitie greitai. Ir tada ten tai varom. Nu va, užsibaigiam šituos. Čia visai greitai. Pirmoji tačkė yra. Turbūt, kad paskutinis karutis. Prie pamatų 12 mišalka ir prie polių 3 buvo. Tai va, kažkas apie kubą nepilnai. Gausis betono šiandien. Ja. Nu tai ką jūs galvojat? Paėmėm per 3 valandėlės ir viską pasidarėm. O toks vaizdas. Gražu. Uodai tai nežinau kaip, nemoku pasakyti kaip puola. Pamatėlis yra. Ir sako, tradiciškai darant pamatus reikia euriuką, pinigėlį į laidus, ne kaip čia pasakyti, įbetonuot. Tai mes taip pat ir padarysim. Radau kaip tik lietuvišką su herbu euriuką. Ir taip ir padarom, ne? Tai va, kur nors čia va, įdedam ateities kartoms, ne? Nu va, tradicija atlikta. Jūs jaučiu girdėt per mikrofoną, kaip čia tie uodai kapoja. Ar čia prieš audrą, ar prieš tą liūtę, ar prieš griaustinius, nežinau, bet sulėse tai konkrečiai. Kojas, rankas. Bet ką, viskas su pamatais. Einu, pavalgysim, išlydėsiu žmogų ir dar aš liksiu porai valandų, bent biškai kažkiek reikia apsišienaut. Pradžią ten bent jau. Tai va, dar video nesibaigė. Jo, tai aš jau bent noriu kiemą, o čia pasišienaut, tenai, į važiavimą ir žiūrėsiu čia. Žmona biškį vakar aplink Emos kiek spėjo apšienavo, kad galėtų Emo žaist. Tai einu, kol dar turiu laiko, porą valandėlių, 2-3 valandas padirbsiu. Ties šienavimo, tik tai labai jau saulė kaitri, tai reikia daug skysčių gerti. Nu ir ką, šienauju. Ir ką, apsiniaukė, griaudi belekaip ir pradėjo lyt. Tai dabar bėgu viską rinkti.
Ir vėl lietus, ir vėl lietus. Kas gerai, kad bent pavyko nusišinauti. Bent jau pusę tą, ką norėjau. Nu tai čia. Čia įvažiavimas ir kažkiek kiemo. Nu tai bent jau tiek. Ką mes ir vėl turim lietų. O kol dar baisiai neįsilijo, tai reikia apibendrinti šio video nuveiktus darbus. Šiaip nudegiau veidą, nudegiau nugarą. O ką pasidarėm, tai einam parodysiu. Tai kaip pamenat, penktadienį čia dar šitoje vietoje buvo neatkasta, o dabar yra atkasta ir su betonuoti poliai. Tada surišti pamatai ir užbetonuoti, užkasti, kad laikytųsi. Lauksim dabar, kol sustings ir galima bus atsikasinėti biškelį ir atsisukti ir tas plokštes po biškį imt lauk ir toliau tęsim. Nu ir ką, dar šiandien biškį pašienau žolės. Tai va taip, ir vėl lietus stabdo darbus, bet kas liečia ties pamatais, ką norėjom, tą pasidarėm. Tai tą progą video ir užbaigsiu. Ačiū, kas sekat, ačiū, kas palaikot, ačiū, kas komentuojat, ačiū naujai prisijungusiems prie mano kanalo. Peržiūrėkit visas dalis, jeigu dar neperžiūrėt. Ir ką, visiems gero ateinančio lengvo pirmadienio. Čiau.